Labas, mano vardas Evelina. Aš esu žmogus, kuriam rūpi smagus linksmieji kalneliai. Nuo pat vaikystės svajojau būti mama. Svajojau, kad būsiu gydytoja, vaikščiosiu baltais aukštakulniais su baltu chalatu, po ligoninę ir padėsiu žmonėms. O aplink mane nuolatos suksis bet 5 vaikai. Mano laimei, kai buvau gerokai jau po pilnametystę susituokusi, įsikūrę namus, turintis darbus, sulaukėme gyvenimo dovanos – dukros. Nors nėštumas buvo labai sudėtingas, bet tai buvo pats tyriausias, gražiausias jausmas, kokį galėjau jausti. Neapsakomai jautru ir stipru yra būti moterimi nėštumo metu, nes jauti ne tik judesius po savo širdimi, bet ir supranti, kad tavo širdis plaka dėl kitos širdelės. Nėštumo metu iki 3 savaitės praleidau namuose. Visas laikas buvo ligoninėje. Pirmiausia, gausus vėmimas, kurio metu per 3 dienas nukrito 14 kg kūno svorio. Tada inkstų uždegimas, vėliau priešlaikinis gimdymas 27 nėštumo savaitę. Ačiū Dievui ir medicinai, kad pavyko sustabdyti tai laiku. Vėliau sekė labai sunkus periodas dėl mano pačios sveikatos būklės ir nuolat buvau toje įtampoje, kad kažką darau blogai arba kažko nežinau, nesuprantu. Nors pati esu medikė, visgi mūsų kruopelytė nusprendė pasirodyti kiek anksčiau laiko, todėl gimė 36 nėštumo savaitę. Pirmą kartą per visą nėštumo laikotarpį pasijutau labai blogai, nepildavertiškai, menkai. Nes vos tik gimė dukra, mano pirmoji mintis buvo pagaliau baigėsi nėštumo komplikacijos, baigėsi nuolatinis vėmimas, išsekimas, baigėsi galbūt bemiegės naktis. Ir nepajutau to knygose aprašomo motinystės jausmo. Jaučiausi neverta būti mama, nes nejautau motinystės jausmo iškart gimus dukrai. Ir apsiverkiau. Ne dėl to, kad gimė dukra, o dėl to, kad nejaučiau laimės jai gimus. Ir apie šį jausmą kalbėti man nuolat buvo labai gėdinga. Visgi, kai į gimdymo palatą sugrįžo vyras ir pamatė dukrą, jis pradėjo verkti. Ir tik tuomet atėjo jausmas, kad čia yra mano dukra. Ir kad ją myliu besąlygiškai, bet bevertiškumo jausmas tęsėsi dar ilgai. Pradingo tik tuomet, kai su draugėmis po 6 mėnesių pasidalinome viena su kita savo patirtimi. Mama Alina. Šią istoriją skaitydama jaučiausi tikrai taip, kaip važiuodama linksmaisiais kalneliais, kuomet daug kraštutinumų nuo pačių viršūnių iki pačios apačios, jausmuose, nežinomybėje. Jo kartais reikia tiesiog paleisti viską, nes tas pagreitis gali labai ištaškyti. Ir apsiverkiau. Ne dėl to, kad gimė dukra, o dėl to, kad nejaučiau laimės jai gimus ir apie šį jausmą kalbėti man nuolat buvo labai gėdinga. Tas žodis gėdinga kartais labai motinystėje nutinka tokių dalykų, atrodo, kad gėdinga ir nėra su ko pasidalinti apie tai. Bet jo viskas gal paprasčiau, kai nutinka pokalbiai. Įvyksta atsiverimas, pasidalinimai tarp mamų ir tos gėdos jausmo sumažėja bent šiek tiek. Man kaip dūlai, būnant šalia šeimos, mamos, jų virsmais, virsmų metu reiškia labai daug, tai didelė dovana, kad jie pasitiki manim ir galimybė padėti atspindėti jų istoriją, pamatyti galbūt visai kitų kampų ir tokiu būdu padėti suprasti, kokie jie nuostabūs.
mamos, tėčio, visos šeimos resursai yra labai svarbu. Ir man atrodo, kad mamai tai gali būti resursai visiškai paprasti dalykai, pavyzdžiui, plytelės skanaus šokolado, skanios kavos puodelis, bet pastaruoju metu labai daug matau, kiek tai duoda bendruomenė, bendrystės jausmas. Man atrodo, turint savo kaimą, auginant vaikus, ta motinystė visiškai gali nušvisti kitom spalvom. Ir tas jausmas, aš esu ne viena tame, yra labai svarbus, ypač kai yra sunku.